ir atsipalaiduotų, nes jūsų mokymai yra visiškai kitokie. Kartu dirbdami, vienas kitam patardami, įsitraukdami į tą veiklą, jie ir mokosi, ir pažįsta vienas kitą artimiau. O tai yra labai svarbu. Bendravimas, tokie mokymai duoda labai didelę pridėtinę vertę. Nes kiekvienas vadovas, sugrįžęs į savo mokyklą, jis panaudos tuos metodus. Tuos metodus panaudosim ir mes, švietimo skyrius, dirbdami su vadovais, organizuodami vadovų pasitarimus. O tie metodai, jie padeda greičiau pasiekti rezultatą. Nori, kad vadovai būtų kaip viena komanda. Viena komanda turėtų tam tikrą viziją, kurios siektų, pavyzdžiui, mes turim pagal strategiją ir prioritetus, kurių siekiam kiekvieno mokinio sėkmė, pažangos stebėjimo šiemet. Tai jai yra svarbu, kad visi matytume vienodai ir jai galbūt svarbu, kad galėtume būtent rūpintis ir dalintis gerąją patirtim ugdymo klausimais. Ne ūkio, ne kitais dalykais, bet būtent kalbėti apie ugdymo kokybę. Išmoktume kaip vadovai kalbėtis apie ugdymo kokybę. Ir norėdama galbūt mus sujungti, sustiprinti.